Laidą pristato Auksinė mintis. Save gerbianti moteris niekada nepasakys, aš suklydau. Ji pasakys, bet tai žiūrėk, kaip įdomiai čia gavosi. Plačiau miestelio naujienos aptars Politikių klubas. Žinote, kolegė, šitokių monų man dar neteko girdėti. Na kokie čia monai, kad nutyka? Nepatikėsi, vėl naujienos iš Juozo Miltinio dramos teatro. Tik ar naują spektaklį vėl pastatė, premjera gal kokia bus, ne? Na kaip čia pasakius, manau, po šitos naujovės įdėgymo gali nebelikti išvis nei spektaklių, nei premjerų. Nu čia dabar kas nutyka? Nieko baisos, bet teatro vadovas Vikšraitis sugalvojo alkoholio matuokliu tikrinti aktorius prieš jiems žengiant į sceną. Kutas sakai, negali šitą būt. Taigi, jis sako, kad vaidinti spektaklyje nemažiau atsakinga nei vairuoti autobusą pilną keleivių. Nu ja, tai tik pagalvojau, kaipgi dabar viskas atrodys. Štai žiūri savo spektaklį ir staiga paskui aktorių į sceną įbėga teatro vadovas, alkatesterio rankose šaukdamas Stok, gyvatė, tave reik patikrinti, ne? Tada atsiprašo žiūrovų ir sako, atsiprašome, šis aktorius į sceną įsivežė nepraėjęs alkatesterio kontrolės. Tada pamatuoja, ištiria ir nedaug dievė randa su laipsniais. Kas tada? Atsiprašo ir praneša, kad nutraukiamas spektaklis, ne? Na, nežinau kaip čia būtų, bet kaip teigia pats teatro vadovas, jį tai daryti paskatino konkretus įvykis, kai spektaklyje vaidino girtas aktorius. O tai naujiena, argi tai pirmas kartas? Manau, kad daugelis girti vaidina spektakliuose, kai jau pamiršome Šapranausko pasivaikščiojimus po sceną, o ką mažai gandų sklandė apie mūsų aktorikus kvapelius scenoje, ne? Tai va, ir teatro vadovas sako, kad tai kasdienybė tapo. Faktiškai nuo pietų teatre pasklisdavo alkoholio kvapas. Dalis aktorių jau sirgo alkoholizmo, per premjeras tol gerdavo, kol kildavo muštynės. Na geras balas, taigi neapsieina be muštynių, čiagi nieko naujo. Tik va, šitas mėšlas, taip sakant, vidinis neišeidavo niekad į aplinką, dabar va, skalbėse patinėsi viešai, teismuose kariauja ir panašiai, kažkai tai ne taip čia daroma. Taigi, bet pagalvok, naujasis vadovas apkaltino senąjį vadovą. Jis daro prielaidą, kad girtavimas buvo skatinamas tyčia, siekiant pridengti tam tikrą finansinę veiklą, o be to tokius žmonės lengviau valdyti. Anksčiau ar vėliau girtuoklis prisidirba ir tada jį laikai kumštyje. Eidanas išinė, kada žmogelis, kuo tu tai palaikysi, jeigu šaktarvis jau nieko nebėra žmogaus. Tai va, jis sako, kad kreipėsi į FNTT ir STT, kad ištirtų buvusius piktnaudžiavimus, bet tarnybos atsisakė tirti. Na tai turbūt mato, kad negali būti, kad čia teatro vadovas kažkokį burbulų pučia ir tiek. Na gal ir taip, bet žinai, tu tik pagalvok, kiek mes čia per tuos 2,5 metų naujo sužinojome apie teatrą. Anksčiaugi buvo tabu, o dabar visi pilnai atsiskleidė, bendrauja per spaudą. Na, bet yra ir gerų dalykų. Na ir kokie čia gerai dalykai, kad atveri vieni kitų atsiprašant vemę? Na, išaugo teatro pajamos beveik iki 1 milijono. Žmonės pradėjo lankyti spektaklius. Na tai žinoma, kai šitiek naujienų iš teatras žino, iškart smalsu visiems pasidarė ateiti ir savo akim pamatyti, ar kokį girtą aktorių scenoje, ar aprašytas spaudoj žvaigždės pamatyti gyvai. Žmonės gyra smalsus ir kuo daugiau skandalų, tai tuo didesni reitingai, ar ne? Na jūs taip manote? Na žinoma, kągi nepameni, kaip Zvonkė susidraskė su Mija. Taip žinoma, pamena. Taigi vagi anksčiau niekas kitas Mijas ir nežinojo, bet va, kai akis padraskęs, viena kitai su Zvonkiu iškart visi sužinojo ir mergytė iš kaimo išpopuliarėjant visas Lietuvas. Taip kad čia ir Vikšraičio planas. Kuo daugiau skandalą, tuo didesnis populiarumas, lankomumas ir tuo daugiau teatras surenka papkių. Čiagi antras spektaklis. Žinai, gal tu ir teisi. Jis juk nuo to ir pradėjo, kad reikia eismą Panevėžyje apsukti, kad visi priekiu į teatrą važiuotų, o ne užpakalio. Nu tai va, teatras vis labiau ir labiau garsėja, tuoj pasieks tokį populiarumų, kaip Miltinio laikais. Tik va viena bėda, ne savo profesionalumu ir gerais spektakliais, bet va skandalais kokiais tai. Tai va būtent, kad skandalais, o ne profesionalumu. Bent jau geriau nei išvis nieko nebūtų. Manau, čia visai neblogas tas Gelūno palikimas Panevėžiui. Dar ilgai skandalas ir spaudos puslapiuose. Mergėtė šitas teatras garsusis. Panevėžio vardu garsins. Ilgai.